Visa civilizacija šiandien naktį žus ir niekada nebebus atkurta. Ką tai reiškia? Antradienis Irane bus ir elektrinės, ir tilto diena. Viskas viename. Nieko panašaus nebus. Atidaryk, tai šeimos laida apie karą. Rimtai, tu beprotis, vis tiek šeimos laida apie karą. Arba gyvensi pragare. Manau, šitą praleisim. Tiesiog žiūrėk. Na, mums pavyko to išvengti. Bent jau kol kas. Antradienis atnešė ne tiek civilizacijos ištrinimą, kiek paliaubas primenančią būseną, kuri vos per dieną tapo kiaura kaip rėtis. Pirmąją paliaubų dieną pro Hormuzo sąsiaurį praplaukė tik 5 laivai. Tai yra mažiau nei dieną prieš tai. Jei paliaubos visiškai žlugs, tai nieko nenustebins. Ir tada, netrukus po to, tikriausiai pamatysime daugiau Truth Social įrašų, kuriuose bus rašoma, kad visa civilizacija šiąnakt žus ir niekada nebus atkurta. Nes mes jau pradedame juos matyti. Jei Iranas visiškai nesilaikys paliaubų, tada prasidės šaudimas. Didesnis, geresnis ir stipresnis nei bet kas, ką kas nors kada nors yra matęs. Gerai, tada pasikalbėkime atvirai apie civilizacijos sunaikinimą ir konkrečiai, kodėl tai nėra gera idėja. Tačiau tai reiškia, kad pirmiausia reikia aptarti mažiau įtikinamą argumentą apie tarptautinę teisę, galbūt įtikinamą, galbūt neįtikinamą argumentą apie atoveikio pasekmes. Ir tada tikrai įtikinamą argumentą apie tai, kaip geriausia derėtis, kai bandai ką nors laikyti įkaitu. Jei esate čia naujas, pirmiausia, sveiki atvykę. Antra, įtariu, kad manote, jog tuoj 10 minučių kalbėsiu apie tarptautinės teisės subtilybės. Aš to nedarysiu. Nes tarptautinė teisė yra absurdiška. Na, žinoma, turbūt yra malonu turėti kažką, ko galima siekti, bet kalbant apie praktinę realybę, tai beveik nieko nereiškia ir būtent tai daro ją absurdišką. Nepaisant to, dažniausia reakcija į Donaldo Trumpo Truth Social įrašus yra šokas ir siaubas. Negalima taip daryti, tai prieštarauja tarptautiniai teisei, jie sakys. Gerai, tai kas? Kas nutiks, jei Donaldas Trumpas pažeis tarptautinę teisę? Ar kas nors ateis ir jį suims? Ką darys jungtinės tautos? Skirs jam sankcijas? Skirs jam sankcijas pasiteldamos savo kariuomenę? O, palaukite, jungtinės tautos neturi kariuomenės. Ar mes nieko nepasimokėme iš Džordžo V. Busho ir Irako laikų? Jungtinės tautos, kaip ir kiekviena kita tokio pobūdžio tarptautinė organizacija, yra bejėgės. Nesupraskite manęs klaidingai. Bejėgės tarptautinės organizacijos vis tiek gali būti labai naudingos ir pagerinti visų dalyvaujančiųjų gerovę. Mano tikrasis žaidimų teorijos specialistas, tikras profesorius, akademinis alter ego, yra daug rašęs šią temą. Tačiau tokio tipo tarptautinės organizacijos tikrai nesėkmingai veiktų bandydamos ką nors priversti, ką nors daryti. Žinoma, vienas iš būdų, kaip jos gali turėti realų poveikį, yra nustatyti numatytuosius standartus vidaus įstatymams ir tada daryti spaudimą vyriausybėms priimti vidaus įstatymus atitinkančius tarptautinę teisę. Tai veikia todėl, kad vidaus įstatymų laikymasi paprastai lengviau užtikrinti. Tačiau nesitikėkite, kad tai turės reikšmingą poveikį šiuo atveju. Trumpo teisingumo departamentas jau rengia teisinius argumentus dėl apeinamųjų sprendimų, apie kuriuos dar pakalbėsime vėliau. Hagos teismo teisėjai negalės galutinai nuspręsti JAV įstatymų teisėtumo, tad atsisakykite šios minties jau dabar. Tam tikrų lygmenių kai kurie dažnai pasitaikantis argumentai atrodo tai supranta. Tačiau jų lūkesčiai vis dar netitinka Baltųjų rūmų realybės. Tarptautinės teisės turėtų būti laikomasi, nes ją pažeisti yra blogai. Juk tai įstatymai. Ar jums visai nėra gėdos, ponė? Ar jums visai nėra gėdos? Na, štai naujiena. Daugelis pasaulio lyderių visai neturi gėdos. Iš tikrųjų, tai gali būti pagrindinis vadovaujančios klasės bruožas, išskiriantis juos iš mūsų visų. Ar kas nors mano, kad tarptautinės teisės argumentas ką nors įtikins šiuo klausimu? Na, ar yra kas nors, kas dar nėra įtikintas? Ar dar kas nors mano, kad ironiška, jog žmonės dažnai kritikuoja Trumpą dėl akivaizdaus moralės stokos, bet vis tiek bando jį įtikinti moraliniais argumentais? Praėjo mažiau nei 3 mėnesiai nuo tada, kai pasaulio lyderiai susirinko Davose užsiimti savo keistais lyderių reikalais.
Galbūt prisimenote, kad Kanados ministras pirmininkas Markas Carney pasakė daugelio nuomonę geriausią renginio kalbą, kurios tema buvo pasaulio tvarka ir tarptautinė teisė. Štai pagrindinė jos mintis. Šiandien kalbėsiu apie pasaulio tvarkos lūžį, malonios fikcijos pabaigą ir griežtos realybės pradžią, kurioje geopolitika, kurioje didžiųjų pagrindinių galių geopolitika nepaklūsta jokiems apribojimams, jokiems suvaržymams. Iš tikrųjų, ta dalis buvo prancūzų kalba, bet patikėkite, nenorėtumėte girdėti, kaip bandau kalbėti prancūziškai. Laimiai, tada jis perėjo prie anglų kalbos. Dešimtmečius tokios šalys kaip Kanada klestėjo pagal tai, ką vadiname taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka. Mes žinojome, kad pasakojimas apie taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką buvo iš dalies neteisingas. Kad stipriausiai išsisukdavo, kai jiems tai buvo patogu. Kad prekybos taisyklės buvo taikomos asimetriškai. Ir mes žinojome, kad tarptautinė teisė buvo taikoma skirtingų griežtumu, priklausomai nuo kaltinamojo ar aukos tapatybės. Ši kalba buvo pasakyta prieš mažiau nei 3 mėnesius ir atrodo, kad visi ją pamiršo. Mes vėl kalbame apie tarptautinę teisę, tarsi ji turėtų prasmę. Ji neturi. Taigi, gal galėtume pabandyti pereiti prie ko nors, kas būtų strategiškai labiau pagrįsta. Galbūt manote, kad alternatyva, kurią pasiūlysiu, Irano vidaus politikos požiūriu turės priešingą poveikį. Kad režimas buvo nepopuliarus pradėdamas karą. Jungtinės valstijos pradėjo šį karą vasario pabaigoje, bandydamos pasinaudoti vyriausybės silpnumu. Ir kad galutinis tikslas yra, jog vietoje jo atsirastų draugiškesnis režimas. Bet griauti elektrinės ir tiltus? Ne, tai yra priešinga norimam rezultatui. Tai sukels susitelkimo aplink vėliavą efektą, kai nuosaikieji šalies gyventojai palaikys vyriausybę. Tai leis Irano vyriausybei tiek tęsti kovą su Jungtinėmis valstijomis, tiek priešintis protestuotojams šalyje. Ar tai galėtų įvykti? Taip, be abejo, niekiek nebejoju, kad tam tikra neigiama reakcija tikrai bus. Tai yra akivaizdus tokio eskaluojančio žingsnio trūkumas. Kyla klausimas, ar tai rodo, kad JAV žvalgyba labai skeptiškai vertina sukilimo galimybę? Buvo nutekėjimų, rodančių tai, nors sunku pasakyti, ar vertinimai analizuoja, kas galėtų įvykti dabar, ar tai, kas įmanoma po ilgesnės kampanijos. Tačiau bendras poveikis čia taip pat nėra toks aiškus ir neišvengiamas trūkumas, kaip apie tai kalba žiniasklaida. Iš tiesų, galimos šio argumento problemos yra dvejopos. Pirma, kaip bendras pastebėjimas, tai nėra nulinės sumos žaidimas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano Islamo Respublikos. Piliečiai nesirenka vieną ar kitą. Jei atsirastų galimybė nuversti vyriausybę, ta pati pagrindinė protestuotojų grupė iš sausio neabejotinai pasinaudotų šią galimybę. Irano vyriausybės požiūriu klausimas yra, ar jie gali įtikinti nuosaikiuosius, kad tai iš tikrųjų yra nulinės sumos žaidimas ir kad velnias, kurį jie pažįsta, yra geresnis už velnę Baltuosiuose rūmuose. Taigi, ar Irano žmonės suvokia, kad Jungtinės valstijos realiai negali užimti ir valdyti Irano? Ar jie suvokia, kad Jungtinės valstijos neturi karių Irane, šiuo metu galėtų dislokuoti tik kelis tūkstančius karių, o norint net bandyti tiesiogiai okupuoti šalį, reikėtų daug kartų daugiau karių? Ir ar jie stebėjo, kaip viskas vyko Irake? 2003 metais, kai Jungtinės valstijos tikrai nuvertė šalies diktatorių, bet visiškai nenorėjo paversti Irako savo protektoratu. Antras galimas pagrindinės atoveikio nuomonės trūkumas yra susijęs su situacijos ekonomika. Tai, ar žmogus nori protestuoti, iš dalies lemia ir alternatyvieji kaštai. Žmonės, turintys neblogai apmokamus darbus, linkę tęsti savo kasdienį gyvenimą, net jei jie nekenčia valdžios, nes jiems viskas yra palyginti gerai, o protestuoti yra rizikinga. Na, jei visą šalį įstums į visišką elektros tiekimo nutraukimą, tiems žmonėms viskas pradės atrodyti ne taip gerai. Ar jie bus susierzinę, kad tai sukėlė Jungtinių valstijų kariuomenę? Galbūt. Ar tai pakeis jų nepasitenkinimą Irano vyriausybę? Tikriausiai ne. Vienintelis skirtumas tas, kad jie gali kažką padaryti dėl Irano vyriausybės. Jie nelabai ką gali padaryti, kad sustabdytų JAV bombų lietų, išskyrus, ironiška, nuversdami Irano vyriausybę. Todėl mums teks palaukti ir pamatyti, kokį bendrą atoveiksmį sukels ši strategija, jei Jungtinės valstijos ją kada nors pritaikys. Galiausiai vis dėlto turime pereiti prie svarbiausio klausimo. Yra esminė problema naikinant infrastruktūrą.
Tai klausimas, kurį mes išsamei aptarėme kalbėdami apie Rusijos ir Ukrainos karą. Tiek dėl ten esančios infrastruktūros, tiek dėl Kremliaus pinigų, kuriuos Europa laiko įkaitais. Ir žodis įkaitas čia yra tinkamas apibūdinimas, net jei kalbame apie infrastruktūrą. Kai sunaikini tiltą ar elektrinę, nėra paprasto jungiklio, kurį paspaudus viską galima atstatyti. Ir tai tampa problema, jei dalyvauji prievartinėse dėrybose su priešininku, tarkime, dėl Hormūzo sąsiaurio. Tavo dėrybinė galia priklauso nuo to, ką gali tikėtis gauti kovodamas, ir nuo nuostolių, kuriuos gali primesti priešininkui, jei kovotum iki karinės baigties. Galbūt paradoksalu, iš tikrųjų nenori tų nuostolių priešininkui primesti kovos metu. Ne iki pat galo, kai paskutinis galimas dėrybų raundas vis tiek žlugo. Taip yra todėl, kad jei priešininkas patiria tuos nuostolius anksti, vėliau tai neturi jokios įtakos jo sprendimų priėmimui. Tai tiesiog prarasta. Ir tai reiškia, kad priešininko karo tęsimo kaštai mažėja. Jūs prarandate dalį savo dėrybinės galios. Štai intuityvus būdas apie tai pagalvoti. Jei laikote kažką įkaitų dėl išpirkos, o šeima atsisako mokėti, ar įkaito nužudimas pakeis situaciją? Ne. Jūs ką tik praradote vienintelį svertą, kurį turėjote. Vis dėlto, siekiant kariniais veiksmais palankiai užbaigti karą, neišvengiamai tenka daryti kompromisus. Kariniai tikslai pasiekiami nukreipiant karo baigti norimą linkme, tačiau neišvengiamai priešininkui padaroma neatitaisomų nuostolių. Nepaisant to, galite įgyti dėrybinį pranašumą, jei karo baigtis pasisuka jums palankiau labiau, nei nepalankiai pasikeičia dėl priešininkui padarytų neatitaisomų nuostolių. Štai kodėl, pavyzdžiui, Ukrainai smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms paprastai yra gera idėja. Šias gamyklas galima suremontuoti per palyginti trumpą laiką, todėl neatitaisomų nuostolių dalis yra nedidelė. Tačiau Rusija praranda pajamas, o tai spaudžia Kremliaus biudžeto ribas ir suteikia Ukrainai mažiau karių, su kuriais reikia kovoti mūšio lauke. Tai taip pat yra skirtumas tarp Kargo salos sunaikinimo ir paprasčiausia jos padarimo netinkama naudoti tol, kol tęsis karas su Iranu. Iš priešingos perspektyvos, tai yra skirtumas tarp de facto Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir jo užminavimo minomis ilgam laikui, tiek taikos, tiek karo metu. Iš tikrųjų, tarptautinė teisė numato tokią išimtį. Jums leidžiama taikytis į infrastruktūrą, nuo kurios priklauso civiliai, tol, kol tai turi proporcingą karinį poveikį. Dabar, kas interpretuoja, kas yra proporcinga, čia viskas ir sugriūva. Jūs žinote, kad būtent tuo keliu eina Teisingumo departamentas, net ignoruodamas faktą, kad Jungtinės valstijos nėra kai kurių tarptautinių susitarimų, tokių kaip Ženevos konvencijos pirmasis papildomas protokolas, šalys. Vėlgi, tarptautinė teisė nebus įtikinamas argumentas tiems, kurie iš tikrųjų priorima sprendimus. Kur kas veiksmingiau būtų pasakyti kažką panašaus į tai, kad su principu Amerika pirmiausia nesuderinama imtis veiksmų, kurie kenkia JAV interesams, o tokio pobūdžio veiksmai būtent ir kenkia JAV interesams. Bet kuriuo atveju, nežinau, kiek toli šis planas nueis, jei Trumpas bandys jį visiškai įgyvendinti. Visai nestebintų, jei būtų surengta daugiau smūgių Irano infrastruktūrai, ne dėl Trumpo grasinimų socialiniuose tinkluose, o todėl, kad Baltieji rūmai mano, jog tai paspartins karą. Bet man buvo įdomu, kad beveik 3 pilnos dienos naujienų buvo paremtos tuo, ką pasakė Donaldas Trumpas. Taip, tai nėra tie dalykai, kuriuos paprastai sako prezidentai, bet vis tiek tai nėra tie dalykai, į kuriuos turėtų sutelkti dėmesį karo stebėtojai. Prisiminkite, apie tai yra su maistu susijęs memas. Pasaulis, tikintis tuo memu, nesuderinamas su pasauliu, kuris bando interpretuoti kiekvieną Donaldo Trumpo grasinimą. Palyginimui, kiek kartų esate girdėję Iraną skanduojant mirtis Amerikai? Tai daugiau ar mažiau yra glaustesnė Trumpo grasinimo versija. Tačiau mes išmokome tai ignoruoti, nes būtent tai jie ir sako. O kalbėti tarptautiniuose santykiuose nėra labai svarbu. Svarbiausia yra veiksmai, todėl aš stengiuosi sutelkti dėmesį būtent į šią karinių krizių dalį. Ir štai čia tas veikimo būdas, kuriuo grasino Trumpas, turi didelę strateginę spragą. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime išsinešti šiandien? Prieštarauti remiantis tarptautinę teisę yra energijos švaistymas, nes tai visiškai neįtikins šios administracijos. Tokios operacijos gali sukelti atoveiksmį, nors bendras poveikis gali būti įvairus. Taikymasis į infrastruktūrą gali susilpninti puolančiosios pusės derybinę galią, todėl dažniausiai tai nėra gera idėja.
Gera idėja yra toliau gilintis ir sužinoti daugiau apie tai, kas vyksta kare. Daug vaizdo įrašų ir visa grojaraštis šią temą. Peržiūrėkite juos. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitą kartą. Sagakai save.